Noriu pristatyti naują mūsų modelį Navigator Baltic Air, valtis turinti pripučiamą dugną. Žmonėms, kurie ieško laivelio, kuri galėtų greitai paruošti plaukimų, lygiai taip pat greitai susipakuoti, negaištant laiko kietų grindų surinkimui, tai apart laiko gaišimo dar reikia įdėti ir nemažai pastangų. Tai būtent šis modelis užima laiko tiek, kiek reikia jį pripūsti, įdėti suoliukus ir pastatyti irklus. Modelis gaminamas dviejų dydžių, 3,30 m ir 3,60 m. Jų parametrai yra identiški pagal baliono skersmenį ir bendrą plotį, bendrą vidinį plotį, tik tai skiriasi jų ilgis. Čia yra valtis 360, jos svoris yra 49 kg. Baliono skersmuo yra beveik pusę metro, 48 cm. Bendras plotis 1,80 m, vidinis plotis 75 cm. Tai valtis turi ne air deck elementą grindys suformuotos, todėl vidinė dalis yra horizontali, ne V formos, o išorinė dalis turi gana išreikštą kylį. Paskui aš paversiu ir parodysiu, kaip atrodo šitos valties dugnas. Vidinė grindų dalis taip pat turi dvigubą paklijavimą. Bendras PVC sluoksnis yra papildomai paklijuotas štai tokiu protektoriumi. Tai PVC yra žymiai storesnis, jisai bendroji sumoj sudaro turbūt apie 1700 gramų į kvadratinį metrą, plus turi tokį neslidų paviršių. Ši valtis, kaip ir visos Navigator Baltic, pagamintas iš vokiško audinio Valmex. Audinio storis yra 1000 gramų į kvadratinį metrą. Valties išvaizda, valties dizainas toks gana sportiškai veržlus. Priekis nėra riestas į viršų, riestas minimaliai. Vardant savo gana didelio kylio to ir nereikia. Ir aukšto baliono. Komplektacija įprasta kaip Navigator Baltic valtelėm. Inkaro leidimo ritinėlis, inkaro takelis, saugos virvė. Šiemet visos valtis komplektuojamos juodais irklais matiniais, stumdomi suoliukai, transo briaunelė dengta guminiu profiliuku apsauginiu. Šis transas ypatingas tuo, kad jis yra dengtas PVC audiniu, gana dailiai atrodo, tuo pačiu audiniu kaip ir valtis pagaminta. Transo konstrukcija tokia, čia yra kaip visada 41 cm. Čia mes matome tą suformuotą aukštį kylio, tai yra tas elementas, kur yra pripučiamas grindis, sumontuotas drenažinis vožtuvas. Ypatybė tokia šitos valties, kad jinai yra kaip balionai, taip ir dugnas, galėčiau taip sakyti, monolitas. Jokių įdėtinių elementų, jokių plyšių, į kur galėtų rinktis purvas, vanduo. Tas plyšiukas yra minimalus, jisai lengvai būtų plaunamas, prapylus vandeniu. Nėra tokių uždarų ertmių, kur galėtų kažkas tai nutekėti, nubirėti, žvėriukas trinti arba gadinti kitaip tą valtelę. Viskas yra suklijuota į tokį monolitą. Nes, kaip žinom, yra kelios konstrukcijos grindų. Tai įprastas vamzdis toksai per centrą prisipučia, kuris formuoja kylį ir gali būti dedamas kitas elementas vietoj kietųjų grindų, vietoj fanerinių ar metalinių grindų, air deck elementas. Ir ten vėlgi atsiranda įvairūs tarpsluoksniai, kur gali rinktis ir vanduo, ir nešvarumai. Dar vienas grindų variantas, tai kuomet jos yra suformuotos iš dviejų air deck elementų, bet elementai sujungti taip, kad suformuoja V formą kyliui, dugnui,
Bet lygiai taip pat V forma yra atkartojama ir denyje, grindise, kuomet nėra patogu stovėti ant tokių grindų. Čia dar pernešimo rankenos patogios. Nors valtis svoris šitos atrodo, kad yra 49 kg, bet nežinau, kai jinai yra surinkta, tai kažkaip labai lengvai pakeliama ir panešama esant reikalui. Taigi dabar aš jums parodysiu, kaip atrodo jos dugnas. Taip atrodo Navigator Baltic Air modeliuko dugnas. Matomas priekiniai daly stipriai išreikštas skylis. Į galinę dalį jisai žemėja, klasikinė forma valties. Sumontuoti kai kurie apsaugos elementai ir hidrodinaminės savybės gerinantis, kaip štai šis. Tai yra pratęsta dugno plokštuma, dugno linija. Į vidų įklijuotas yra į PVC įklijuotas toks gana standus plastikas, kaip ir šitie elementai, kaip ir šitie pagerinantis valties plaukimo savybės, kad jinai laikytų kursą, kad judėtų tiesia linija. Suklijuoti protektoriai ant balionų apačių, kad nepažeistų audinio į pakrantės gruntą. Čia yra 12 cm, kylis paklijuotas, apsaugotas tokia juosta 6 cm pločio. Matosi, kaip pagamintas dugnas. Štai šitose įdubimuose yra įklijuotos pertvaros, kurios jungiasi su grindimis. Tai mes už tai turim horizontalias grindis ir štai tokį kylinį dugną. Turiu pasiruošęs ir truputėlį pridėsiu, kad būtų galima vizualiai pamatyti, koks yra kylio aukštis lyginant su balionais. Čia taip laikau maždaug horizontaliai. Štai maždaug taip atrodo. Kaip būtų galima parodyti, kokio aukščio tas kylis yra. Nors grindys skaitomos žemo slėgio, bet tie, kurie jau naudojasi, ir mūsų pažįstami žmonės arba mūsų klientai, kai kurie pasidalino savo įspūdžiais. Valtyje galima stovėti, blizgiauti. Aš užsilipsiu dabar ant kylio, kad pamatyti, kaip iš čia pralinksta. Šokinėju. Bandau nufilmuoti ir jums parodyti, kaip aš jaučiuosi šitos valties viduje. Sveriu apie 83 kg. Žinoma, jaučiu, kad grindys kažkiek tai pralinksta, bet tai aš nejaučiu jokio pagrindo nerimauti, kad aš jaučiausi kažkaip nestabiliai, diskomfortiškai, netgi atvirkščiai, sakyčiau, gana komfortiškai jaučiuosi, kai jos tokios truputėlį pasiduodančios, truputėlį reaguojančios į mano svorį. Aišku, valtis stovi ant kieto pagrindo, ant grindų. Bet jeigu jinai stovėtų ant vandens, jinai turbūt taip pat judėtų kaip ir bet kuri valtis turinti kietas grindis, aliuminio ar fanieras, kokios ten bebūtų. Jinai pasiduotų tiesiog mano svorio pernešimui ant vandens. Tiesiog. Nežinau, ar aš turėčiau dabar galvoti, kad aš negaliu stovėti ir mėtyti blizgę, spiningauti. Ypatingai per tas pertvaras toks pastandėjimas jaučiasi. Taigi galutinės išvados apie šitą modelį ir kokie galimi kontrargumentai, kad valtis pripučiamu dugnu nėra tokia pati gera, kaip valtis turinčios klasikinės kietas grindeles. Standus kietas kylis. Atrodo, pabandėm, savo 83 kg stovėjau, jos puikiai laiko, tikrai neblogiau negu klasikinės valtis.
ar patogu stovėti, ar lygios grindys. Nu taip, jos suformuotos tam tikrom bangelėm, bet jos yra horizontalios ir stovėjau aš pakankamai komfortiškai ir saugiai. O standumo mano svoriui pakako pilnai. Galimi argumentai, kad gal netai patogu sėdėti pripučiamai valtį. Bet šitas modelis, turėdamas aukštą balioną, turi aukštai sumontuotus suoliukus. Aš turiu pasiruošęs matavimo įrankį. Priekinis suolas yra ties 36 cm nuo dugno. Galinis suoliukas yra 30 cm nuo dugno. Tai yra pilnai pakankamas aukštis, kad sėdėt patogiai nesurėtus kojų. Ir netgi būčiau linkęs šitą suolą truputėlį pažeminti, nes yra šiek tiek aukščiau už galinį. Truputėlį tokių atsiliepimų yra, kad svorio centras gana aukštai ir saugiau jautiesi sėdėdama žemiau. Tai mes su gamintoju tą dalyką aptarsime ir netgi prašysiu, kad priekinį suoliuką truputėlį nuleistų. Lygiai taip pat iki 30 cm aukščio. Nors tiek vieni, tiek kiti vartotojai, su kuriais teko pakalbėti, tuos suoliukus nuima visai sėdė ant baliono. Valtis yra pakankamai stabili, kad patogiai sėdėti ant baliono. Taigi tiek apie šitą valtelę. Aš minusų kol kas apie ją papasakoti negaliu, nes nelabai tokių ir žinau. Jos kaina gal yra ir didoka, bet reikėtų įvertinti, kiek mes sutaupome laiko ir pastangų jos paruošimui plaukti, jos surinkimui po plaukimo, tiem, kurie nėra nusiteikę pirkti priekabą, vežiotis valtį ant priekabos, o nori turėti pilnavertį laivelį, kurį galima greitai paruošti plaukimą, greitai surinkti. Taigi šitas modelis turėjo didelį susidomėjimą Rygos laivų parodoje. Žmonės ėjo, domėjosi, žiūrėjo. Ir aš manau, kad tokio tipo laiveliai turi gana didelę perspektyvą. Kaina, jinai verta to įdėto darbo. Vien grindų konstrukcija, galima tik tai įsivaizduoti, kiek reikėjo įdėti pastangų, medžiagų, kad suformuoti būtent tokias grindis ir tokį dugną. Taigi laukime mes jūsų savo parduotuvėje, tą valtelę apžiūrėti gyvai. Kai tik tai turėsim truputėlį daugiau laiko, mes šitą modelį aišku išbandysim ant vandens, su skirtingo galingumo motorais. Yra batsiuvio sindromas, kada šitiem darbam laiko nėra pakankamai sezono metu. Laukiame jūsų mūsų parduotuvėje apžiūrėti šį laivelį.